Visai neseniai žiūrėjau tokį baisiai gerą filmą Kingdom of Heaven 2005 metų režisieriaus Ridley Scott su tokiais aktoriais kaip Eva Green, Orlando Bloom, Jeremy Irons ir daugybė kitų. Tai buvo filmas apie kryžiaus žygius. Žinoma, jame labai daug fikcijos ir panašių dalykų. Tačiau reikia pasakyti tai, kad kryžiaus žygiai kaip tema yra labai įdomi ir apie ją labai dažnai nėra kalbama. Ir ji yra išties plati. Jų vyko labai daug. Pavyzdžiui, buvo šiaurės kryžiaus žygiai, tai čia tie, kurie buvo prieš mus. Tie, kuriuos kryžiuočiai vykdė prieš lietuvius, latvius, estus, prūsus ir kitus. Taip pat buvo ir katarų kryžiaus žygis, kai katalikų bažnyčia kovojo prieš sektą, katarus, kurie buvo pacifistai, vegetarai ir jie labai nepatiko bažnyčiai. Todėl vienas kryžiaus žygių vadas pasakė, išžudyk juos visus ir leisk Dievui juos atsirinkti. Todėl šiuo video mes apsiribosime 9 pagrindinio kvesto žygiais Jeruzalės. Viskas prasideda nuo to dalyko, apie kurį aš galvoju kiekvieną mielą dieną. Nuo Romos imperijos. Ja su laiku pamažu tapo sunku valdyti ir jie buvo padalinta į 2 dalis – rytų ir vakarų. Graikiškoji dalis, rytų Romos imperija, buvo daug stabilesnė ir turtingesnė už vakarų. Kūnų plėšikavimai, prastas valdymas, pilietiniai karai, Romos nusiaubimas ir daugybė kitų smagių dalykų lėmė tai, kad lotyniškai kalbanti vakarų imperija žlugo ir subyrėjo, o rytų Romos imperija išsilaikė ir išliko aktyvi per visus viduramžius, tapusi pagrindinė žemynų supervalstybė iki pat kryžiaus žygių. Mums svarbiausia dalis vyksta po paskutinio romėnų persų karo. Siužetinėje arkoje vadinamoje Heraklijaus tragedija. Kariai nepatenkinti tuo, kad imperatorius Maurikėjus nurėžė jiems algas ir liepė peržymėti prie Danubės upės, jie įsirenka centurioną vardu Fokas. Jis nužygioja į Konstantinopolį, paima valdžią, nužudo imperatorių, jo sūnus ir po kelių metų jo žmoną ir dukras. Neapsikentė Foko valdymu. Jo aplinkos žmonės parašė vienam eksarchui, kuris buvo paskirtas Egipto provincijai Heraklėjui. Heraklėjus surenka armiją ir nužygioja Konstantinopolį ir nuverčia Foką. Jam įvykdoma mirties bausmė. Tačiau yra vienas dalykas. Maurikėjas buvo persų imperatoriaus Kosravo korišas, kadangi padėjo jam sunkiu metu ir grąžino į sostą. Persų imperatorius prisidengia tuo, kad Fokas buvo nekilmingas ir tuo, kad galimai turi Maurikėjų sūnų, kurį reikia grąžinti į sostą, užpuolė romėnus. Dėl politinio suirimo imperijos finansai kariuomenė buvo prasto stovio. Namas dega, visur chaosas, finansai visiškai velniop nuėję, Heraklijui teko viskas rėpti. Po 26 metų karo Heraklijui pavyksta paimti pergalę, atgauti tikrąjį kryžių, teritoriją. Persijoje prasidėjo pilietinis karas, abi imperijos buvo paguldytos ant menčių ir nors Heraklijus patyrė triumfą, jis truko neilgai. Greit pasirodė naujas varžovas, kuris niekada nebuvo toks susivienijęs – arabai. Jie atrado naują tikėjimą – islamą. Ir Fortnite terminais jie buvo tas third party, kuris sunaikino Persų imperiją, o per kelias dešimtmečius užkariavo svarbiausias imperijos dalis – Egiptą, Siriją, Šiaurės Afriką ir su laiku netgi užėmė Ispaniją. Nuo arabų bėgdami moksliukai sukuria naują ginklą – ant laivų statoma graikišką ugnį. Tai buvo liepsnosvaidis, kuris sėkmingai pasirodė prieš arabų laivus ir apsaugojo sostinę. Tačiau žemėje romėnai pirmąją pergalę pasiekė tik 740-aisiais. Siena išlieka ties Anatolija, dar vadinama Mažąja Azija. Praėjus keliams šimtams metų, 1054-aisiais oficialiai vyksta schizma, kuomet galutinai atsiskiria krikščionių bažnyčios į stačiatikių, ortodoksų ir katalikų. Trumpai atsiranda skirtingų markių krikščioniai. Taip pat reikia paminėti, kad buvo ir tokia žmonių grupė normanai, žmonės iš šiaurės. Tai vikingų palikuonis, kurie taip užsireidino, kad teko pasilikti ir susimaišė su vietiniais, nes ir klimatas geresnis ir grobio daugiau. Tačiau su laiku karingi veikėjai nepasidalino žemėmis ir plėtėsi toliau į romėnų teritorijas. Ir 1071-aisiais pasidavus Bario miestui, jie atėmė paskutinį romėnams priklausiusį Italijos gabalą. Tais pačiais 1071-aisiais įvyksta katastrofiškų padarinių turėjęs Manzikerto mūšis tarp romėnų ir turkų seldžiukų. Jis šiaip būtų netoks baisus pats iš savęs, tačiau keli dalykai susivedė su laiku ir jie turėjo pasekmių. Imperatorių išdavė vienas generolų,
Andronikas Dukas, paskelbęs, kad imperatorius žuvo ir nesuteikęs jam pastiprinimo. Jis surinko mantą ir užžydėjo į Konstantinopolį. Imperatorius Romanas, nors ir drąsiai kovėsi, pateko į nelaisvę. Jo oponentas turkas Alparslan su juo elgėsi gerai. Paleido už išpirką, suteikė gerų drabužių, maisto, žirgą. Tačiau grįžęs atgal imperatorius ilgai negyveno. Jis buvo iškart suimtas politinių priešų ir 1072-aisiais jis buvo pakintas ir išsiųstas į vienuolyną, kur mirė nuo žaizdų. Dėl politinių kovų turkai netrukdami užžydėjo Anatoliją. Žinoma, teritorijų Italijoje normanams taip pat neužteko ir nuo 1081 jie užžydėjo imperijos žemės Balkanuose, kol galiausiai buvo atmušti. Namas dega, visur chaosas, finansai velniop nuėję. Teritorija prarasta, tenka viskas rėpti. Valdžioje Aleksijus I, Komnenas. Jis ilgą laiką prašo pagalbos iš vakarų ir galiausiai tai atsiliepia popiežius Urbanas II, kuriam jau užkniso normanai su savo nesąmonėmis ir norėjo kažkur toliau jo išsiųs. Atsakydamas į Aleksijaus prašymą, jis pažadėjo palaiminimą visiems, kurie atkovos Jeruzalę ar mirs šventoje žemėje. Tai buvo pirmas kartas istorija, kai tokie dalykai vyko. Ir Aleksijaus tikslas buvo su kryžiuočių pagalba atkariauti Anatoliją. Ir bonusą, jeigu išeitų. O kryžiuočiai norėjo prasukti 3P taisyklę. Pakariaut, paplėšikaut ir paprievartaut. Ir jeigu įmanoma visus 3. Prieš pagrindinį seansą vyko liaudės kryžiaus žygis, kuris leido pagrindinį daliai būti sėkmingai, kadangi visiškai nuleido priešininkų lūkesčius. Jis vyko maždaug pusmetį nuo 1096 balandžio iki spalio. Jis yra dar vadinamas valstiečių kryžiaus žygiu, vargšų kryžiaus žygiu, nes prieš pagrindinį bažnyčios organizuojamą kryžiaus žygį jį įvykdė neapmokyta valstiečių kariuomenė, kuriai vadovavo Petras Atsiskyrėlis arba Petras Eremitas. Šiuo kryžiaus žygio valstiečių kariuomenė sunaikino turkų seldžiukų pajėgos, vadovavimas Kilidžiaus Arslano. Turkų vadas lengvai sutriuškino 17 000 iš 20 000 valstiečių. Likusius gyvus pardavė į vergiją. Šis žygis žinomas tuo, kad beidamas prie tikslo surengė daugybę pogromų ir plėšimų. Tais pačiais 1096 popiežiui Urbanui II Clermont susirinkime centrinėje Prancūzijoje paraginus imtis karinių veiksmų, daugiausiai frankų, normanų ir lombardų kryžiuočių pajėgos, vadovavimas Bohemondo iš Hautvilio, jo sūnėno Tankredo, Reimondo iš Tulūzos, Godfrey de Bouillon ir kitų didikų, susirinko apie 60 000 karių, riterių ir kitų veikėjų. Nors Aleksijus tikėjosi žymiai mažiau, apie 5–10 000 galbūt. Pirmasis žygis turėjo daugybę dalių, iš kurių pagrindinė buvo vadinamasis princų kryžiaus žygis. Kadangi visi buvo kilmingi ir visi norėjo pažadėtosios žemės. Imperatorius žinodamas, kad su kentais, kurie anksčiau užpuolė jo žemės, pasitikėti negalima, privertė juos prisiekti, kad jie atkariaus romėnų žemės ir jis išsiuntė juos į Mažąją Aziją. Davė jiems atsargų ir pastiprinimų, įkalbėjęs duoti juos priesaiką, grąžinti bet kokią užkariautą teritoriją, kuri anksčiau priklausė imperijai. Ir jei ne aukšto rango kryžiuočių dezertyro Steponui išblojo melagingas pranešimas ir Bohemondo iš Taranto, kuris nusprendė, kad nori Antiochijos savo ambicijų, Aleksijus tikriausiai būtų atgavęs ir artimuosius rytus. Bet palikime tai, kas būtų, jeigu būtų ant to, kas buvo. Šie vyrukai romėnams perdavė informacijos, kad juos imperatorius siunčia atgal ir pranešė likusiems kryžiuočiams, kad imperatorius juos apleido, todėl jų pažadai, priesaikos nebegalioja. Viskas prasidėjo nuo Stepono, kai reikėjo atremti Antiocho blokadą. Jis pranešė romėnų kariuomeniai, kad viskas prasileidom ir kryžiuočiai žuvo. Tad pastiprinimas grįžo atgal, o kartu su jais ir pats Steponas. Ir iki gyvenimo galo jis buvo dūchinamas dėl to, kad neprisijungė prie pagrindinio žygio ir dezertyravo. Tiesa, žmogus ilgai negyveno, tai tas bent pliusas. Susidūrę su dideliu maisto ir vandens trūkumu 1099-aisiais kryžiuočiai pasiekė Jeruzalę. Miestas atsisakė pasiduoti ir prasidėjo ilga apgultis, kurios metu žydai ir musulmonai kovėsi petys į petį, kad atremtų užpuolikus iš vakarų, o vietiniai krikščionys prieš apgultį buvo išvaryti iš miesto. Užėmę miestą, kryžininkai žudė jo gyventojus. Šaltiniuose teigiama, kad kraujo buvo iki kelių, nors kai kurie vadai sugebėjo suvaldyti savo vyrus ir leido likusiems gyviems pasiduoti. Vis dėlto, didžioji dalis Jeruzalės buvo sugriauta ir dauguma čiabuvių jau nebekvepavo. Kaip sakant, būna, pasitaiko. O kryžiuočių lyderiai, kurie išliko gyvi, įkūrė savo karalystes. Misija sėkminga.
Ir tai buvo sėkmingiausias iš visų kryžiaus žygių. Iš romėnų pusės įvykius aprašė Aleksijaus dukra Ana Komnena savo veikale Aleksiada, kurį galima reziumuoti taip: kryžiuočiai nevykėliai neprausti, tačiau moka kovoti, o tėvas šaunuolis sugebėjo jais pasinaudoti. Šis kryžiaus žygis dėl savo sėkmės turėjo kelis galingus DLC. Kaip 1101 kryžiaus žygis, dar žinomas kaip silpnadvasių kryžiaus žygis. Tai buvo papildymas, kurį sudarė didikai iki tol šiltai išsėdėję pagrindinį žygį, bet po jo sėkmės taiga labai nori prisijungė ir užsimotyvavę. Šis žygis greitai virto gelbėjimo misija, nes Antiochijos karalius Behemundas po pražūtingos invazijos į Danišmendo turkų parapiją pateko į nelaisvę. Ir kryžiaus žygis iš Šventosios žemės persikėlė į jo kalėjimą Neokezarėjoje. Vis dėlto turkai buvo gerai šiam žygiui pasiruošę ir beveik visos pajėgos buvo žudytos netoli miesto surengtoje pasaloje. Mūsų geras pažįstamas Stepanas grįžo prisijungti prie šio žygio ir nors jis nežuvo su pagrindinė grupe, tačiau po metų, bandydamas kažką įrodyti, pateko į musulmonų nelaisvę, kuris buvo nepakankamai svarbus, kad išlaikytų galvą ant pečių. Norvegiškas kryžiaus žygis. Kai tik pirmojo žygio sėkmė pasiekė Norvegijos karaliaus Sigurdo ausis, jis susidomėjo galimybę pats aplankyti Jeruzalę. Ir po daugybės nuotykių pakeliui 1110-aisiais atvyko į miestą. Ten jį šiltai sutiko Baldvinas I, pasimeldęs prie šventojo kapo ir įsimaudęs Jordano upėje, jis padėjo Baldvinui užimti Sidono miestą. Tai atlikęs, jis grįžo namo. Venecijos kryžiaus žygis. Iki 1122 visa Levanto pakrantė pasidavė kryžiuočiams, išskyrus vieną svarbią išimtį. Nepaisant daugybės bandymų per daugelį metų, Tyras vis dar liko seldžiukų rankose. Ir kryžininkams tai buvo rakšti subiniai, kadangi jis galės meigti nugarą besitęsiančiame kare su Damasku. Todėl Jeruzalės valdovas Baldvinas II turėjo ieškoti sprendimą. Tais pačiais metais jis šią problemą išspręs prašydamas popiežiaus pagalbos, o Venecijos dožas Dominikas Mišelis, norėdamas pasinaudoti galimybę susilpninti romėnų prekybos monopolį regione, atsiliepė į prašymą ir vedė didžiulę jūrų kariuomenę į Šventąją žemę. Tyras buvo sėkmingai apgultas ir galiausiai 1124 birželio 29 pasidavė venecijiečiams. Tačiau Baldvinas II negalėjo būti triumfo liudininku, nes prieš metus jis pateko į seldžiukų nelaisvę ir buvo kalinamas Damaske. Tačiau vėliau 24-aisiais jam pavyko pabėgti, o venecijiečiai sutiko iškeisti miestą mainais ir išskirtinės prekybos privilegijas regione. Damasko kryžiaus žygis. 1127-aisiais Baldvinas II suprato, kad vienas karas su Damasku nelaimės. Todėl po kelių metų delsimo jis pasitelkė į pagalbą beveik visas kryžiuočių valstybės, kad užimtų patį miestą. Jo planas buvo pasikliauti korumpuotu viziriu Al-Maskadanį, kuris turėjo atverti vartus kryžiuočiams. Šis planas žlugo, kai emyras atskleidė sąmokslą ir įvykdė išdavikui mirties bausmę. Pajėgos vis tiek žygiavo, ketindamos apgulti miestą. Tačiau jiems atvykus taiga kilo didžiulė audra, kuri buvo laikoma ne tik blogų ženklų, bet ir Dievo ženklų. Todėl kariai atsisakė pulti miestą. Neturėdamas kitos išeities, Baldvinas II pradėjo derybą su musulmonais ir Damaskas sutiko mokėti duoklę, mainais už tai, kad kryžiuočiai paliks miestą ramybėje. Tai buvo užbaigtas Jeruzalės ir Damasko karas, o kartu ir paskutinis vadinamojo pirmojo kryžiaus žygio veiksmas. Pradžioje musulmonų lyderiai praktiškai nieko nedarė dėl kryžiuočių, nes turėjo spręsti savo vidinius konfliktus. Ir Šventojoje žemėje tarp musulmonų ir krikščionių įsivyravo santykinė taika. Tačiau galiausiai Mosulo turko Tabego Zengi vadovavimas musulmonų pajėgos susiorganizavo ir 1144-aisiais atkovojo Edesos miestą. Buvo pradėtas antrasis kryžiaus žygis naujoms karalystėms ginti. Edesos grafystę per pirmąjį kryžiaus žygį 1098-aisiais įkūrė Jeruzalės karalius Baldvinas I. Tai buvo pirmoji kryžiuočių įkurta valstybė, tačiau ji taip pat buvo ir pirmoji, kuri krito. Kadangi Zengi pradėjo judėti į Damasko teritoriją, Damaskas ir Jeruzalės karalystė tapo sąjungininkais. O popiežius Eugenijus III paskatino pradėti naują ekspediciją į Šventąją žemę. Reikia paminėti ir tai,
kad šis kryžiaus žygis buvo padalintas į kelis frontus – Iberiją, Viduržemio jūrą ir Levantą. Pirmose dviejose kryžiuočiams sekėsi žymiai geriau. Kryžiaus žygis patraukė kelių Europos valdovų dėmesį, skaitant Prancūzijos karalių Liudviką VII ir Šventosios Romos imperijos imperatorių Konradą III. Vokiečių ir prancūzų kryžininkai Šventąją žemę keliavo skirtingais keliais. Konrado III pajėgos patyrė didelių nuostolių Mažojoje Azijoje, o Liudviko VII kariai pasiekė rytų Romos imperiją, susidūrė su sunkumais dėl įtemptų santykių su imperatoriumi Manueliu I Komnenu. Nesutarimai tarp kryžiuočių ir romėnų trukdė jų veiksmingumų ir apsunkino bendrą kampanijos eigą. Nepaisant nesėkmių, kai kuriems kryžiuočių vadams, įskaitant Konrado III pajėgų likučius, pavyko pasiekti Jeruzalę. Tačiau neturėdami reikiamų išteklių ir susidūrę su milžiniškomis musulmonų pajėgomis, jie nusprendė atsisakyti tiesioginio miesto puolimo. Vietoje to jie pasirinko derybas, kurios galiausiai lėmė paliaubas su musulmonais. Prancūzijos karalius Liudvikas ir Šventosios Romos imperatorius Konradas grįžo į savo šalis. Tačiau čia reikia paminėti tai, kad Liudvikas prieš tai sugebėjo surengti visiškai nenaudingą ir idiotišką Damasko puolimą, dėl kurio kryžininkai prarado vienus iš nedaugelio musulmonų sąjungininkų. Ir jūs turėtumėte įsivaizduoti kryžiuočių reakciją į šį Liudviko žygdarbį. Dalbajobas! Šis žygis baigėsi musulmonų pergalę Levante. Taigi galima sakyti feilas. Pasibaigus antrajam kryžiaus žygiui, turkų emiras Nuradinas Zengio sūnus užėmė Damaską, suvienijo Siriją ir paėmė savo valdžion Egiptą. Tačiau reikia pasakyti, kad musulmonai vis dar buvo susiskaldę ir kovojo vieni su kitais ir tuo pačiu su kryžininkų valstybėmis. Ir tai būtų išlikę, jei nestiprus vadas. Kai 1174-aisiais Nuradinas mirė, jo generolas Egipte, kurdas Saladinas Jusufas ibn Ajubas, dar labiau žinomas kaip Saladinas, perėmė valdžią ir tapo jo įpėdiniu. Vadovaudamas suvienytam musulmonų frontui, Saladinas 1187-aisiais Hatino mūšyje sumušė Jeruzalės karaliaus kariuomenę, kadangi jie labai protingai sumastė su šarvais užjudėti per dykumą, neturint vandens šaltinių. Ir praktiškai didžioji dalis kryžininkų buvo sunaikinta. Saladinas užėmė Akrą ir pajudėjo link pačios Jeruzalės. Miestas, negalėdamas pasipriešinti Saladino kariuomeniai, pasidavė po apgulties. Kai krikščionys užėmė miestą, išskerdė visus musulmonus buvusius tarp miesto sienų. Aš netoks. Aš Saladinas. Jeruzalę gynęs Balianas iš Ibelino mainais už saugų atsitraukimą ir pažadą neliesti civilių perdavė Jeruzalę Saladinui. Leisiu visiems žmonėms saugiai gyventi krikščionių žemėse. Visiems. Moteriams, vaikams, seniams, visiems tavo riteriams, kariams ir tavo karalieniai. Tokiomis sąlygomis atiduodu tau Jeruzalę. Te laimina tave Dievas. Beveik šimtmetį miestas buvęs krikščionių rankose po praradimo sukėlė visuotinį nerimą visoje krikščioniškoje Europoje. Saladinas turėjęs pagarbą iš savų, gavo respektų taškų iš vakarų. Jis sugebėjo suvienyti padrikus darinius į visumą. Ir tai lėmė jo sėkmę. Kadangi krikščioniškasis pasaulis prarado Jeruzalę, reikėjo ją atsikovoti. Ir tai prasidėjo 3 karalių kryžiaus žygis. Dar žinomas kaip tiesiog 3 kryžiaus žygis. Anglijos karalius Ričardas I Liūtaširdis ir Prancūzijos karalius Pilypas II Augustas nutraukė tarpusavio karą ir prisijungė prie kryžiaus žygio. Iš šauksmo taip pat atsiliepė ir Šventosios Romos imperijos imperatorius Frydrichas I Barbarosa, Raudonbarzdis. Tačiau jo kryžiaus žygis baigėsi, kai jis nuskendo Salefo upėje, pakeliui į kryžiuočių karalystes. Didelė dalis jo kariuomenės vadovavimo Austrijos hercogo Leopoldo judėjo toliau. Pilypas ir Ričardas į Akrą atvyko atitinkamai 1190 ir 1191 ir atgavo šį miestą. Tačiau po nesutarimų kryžiuočių vadovybėje Pilypas ir Leopoldas paliko Šventąją žemę, o Ričardas ėsė kampaniją ir nugalėjo Saladiną prie Arsufo ir Džefos. Tačiau Ričardui tapo aišku, su likusiomis pajėgomis jis nesugebės išlaikyti Jeruzalės. Be to, į Europą grįžęs Pilypas su Ričardo broliu Jonu jau rengė sąmokslą prieš jį. Todėl Ričardas pasiekė susitarimą su Saladinu, pagal kurį į Jeruzalę bus leisti žengti krikščionių piligrimams. Po to atsitraukė savo kariuomenę ir išvyko atgal į Angliją.
Angliją. Jo nelaimė jis buvo priverstas grįžti namo per Leopoldo iš Austrijos valdas, kurį atpažino, suėmė ir laikė už išpirką Diurenšteino pilyje. Šio žygio metu buvo atkariautos kryžiuočių karalysčių teritorijos, tačiau Jeruzalė vis dar liko musulmonų rankose. Šis žygis turėjo ir DLC 1197 kryžiaus žygį, dar vadinama Henriko VI kryžiaus žygiu. Naujasis Šventosios Romos imperatorius Henrikas VI, Barbarosos sūnus, norėdamas įvykdyti tėvo priesaiką, paprašė popiežius leisti surengti dar vieną ekspediciją į Šventąją žemę. Tačiau pasikartojo tai, kas įvyko ir jo tėvui. Kaip sakoma, obalys nuo obels netoli rieda. Jis mirė pakeliui. Sicilijoje užsikrėtęs maliarija. Iš kitos pusės nemaža dalis jo pajėgų jau buvo pasiekusius Levantą ir sugebėjo užimti Beirutą ir Sidoną. Tada atėjo žinia apie jo mirtį ir privertė karius grįžti atgal. 1199 popiežius Inocentas III inicijavo dar vieną kryžiaus žygį, kad per Egiptą išgelbėtų Šventoje žemėje likusias krikščionių teritorijas. Po nesėkmingo trečiojo kryžiaus žygio, jo raginimai iš esmės ignoravo galingiausi to meto monarchai, kurie buvo užsiėmę savo vidiniais konfliktais. Vis dėlto kryžininkai, kurie atsižvelgė jo kvietimą, susirinko Venecijoje, kuri pasiūlė laivų, kad nuplukdytų juos į tikslą. Tačiau venecijiečiai atsisakė juos plukdyti, kol šie nesumokės visos sumos, nes jie skyrė labai daug išlaidų ekspedicijai rengti. Ir Venecijos dožas Enrikas Dandolo išvelgė galimybę pasinaudoti kryžiuočiais kaip savo asmeninę armiją ir sutriuškinti prieš Veneciją sukilusi Zaros miestą. Popiežiaus atstovas nenoromis leido tai padaryti, manydamas, kad tai būtina, norint užkirsti kelią kryžiaus žygio nesėkmei. Tačiau tai sužinojęs pats popiežius sunerimo ir grasindamas ekskomunikaciją uždraudė puolimą prieš brolius krikščionis. Vis dėlto jis vis tiek įvyko. Dar blogiau buvo tai, kad vienas iš kryžiaus žygio vadų, Bonifacas iš Montferrato, anksčiau buvo išvykęs iš Venecijos susitikti su neseniai nuversto rytų Romos imperatoriaus Izakijaus antrojo angelo sūnumi Aleksijumi IV, kuris pasiūlė pinigų, laivų ir žmonių padėti kryžininkams, jei Bonifacas ir jo žmonės savo ruožtu plauks į Konstantinopolį ir nuvers valdantį imperatorių Aleksijų III, Aleksijaus IV dėdę. Šis nešvarus sandėris baigėsi liūdnai pagarsėjusiu Konstantinopolio sunaikinimu 1204-aisiais. Kryžininkai naikino viską, kas buvo kelyje, net ir krikščionių bažnyčias, ir vogė viską, kas nepririšta, o ko negalėjo pavogti išklydę. Todėl kai kurie Konstantinopolio reliktai išliko, pavyzdžiui, žirgai Venecijoje, nes pagrindiniai vagės buvo venecijiečiai. Taip pat yra gan detaliai aprašyta, kaip kryžiuočiai ėjo per patį miestą, gyventojus ir vietinės moteris. Ir viskas prasidėjo nuo to, kai valdžia atėjęs Aleksijus IV buvo nuverstas ir nužudytas. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad jis bandė laikyti savo susitarimo sąlygų. Ir tada jo dėdė paėmė visą Konstantinopolio iždą ir tapė slides. Todėl negalėdami susimokėti, romėnai patyrė visą kryžiuočių įniršį ir tai lėmė imperijos sunaikinimą. Šis žygis tapo tašku, kai kryžiaus žygiai prarado savo pirminį tikslą ir vakarų ir rytų krikščionybės kilimas tapo beveik absoliutus. Ketvirtojo kryžiaus žygio pabaigoje beveik niekas nepasiekė Šventosios žemės, o popiežius ekskomunikavo beveik visus jo dalyvius. Šis žygis pasitarnavo tuo, kad buvo sunaikinta regioninė galia, galėjusi atlaikyti musulmonų puolimus ir priartinusi juos prie Europos. Kryžiuočiai Konstantinopolį įsteigė Lotynų imperiją ir atsirado 3 romėnų valstybėlės, kurios kovėsi dėl imperijos atstatymų. Tačiau tai jau buvo nebe tas, kas buvo anksčiau. Kryžiuočiai taip pat nepasitikėjo ir vietiniais Konstantinopolio biurokratais, todėl sugriovė vietinę ekonomiką ir neleido ją atsistatyti per 60 metų. Iš vienos pusės epinis mega feilas, nors iš kitos pusės žiūrint, techniškai viskas pavyko, netgi užsipliusino vyrai. 5. kryžiaus žygis. Nepaisant to, kad paskutinis bandymas baigėsi visiška katastrofa, Inocentas III 1217 surengė dar vieną kryžiaus žygį. Kartais jis dalinamas į 2 skirtingas dalis. Pirmoji buvo vadinamasis Vengrijos kryžiaus žygis, kuriam vadovavo vengras Andriejus II, išėjęs už kryžių daugiausiai tam, kad Inocentas III jo nebekankintų dėl tėvo duotos priesaikos. Tačiau atvykęs į Akrą, jis ir jo pajėgos daugiau laiko praleido plėšikaudamos, o ne kovodamos su musulmonais. Ir nepaisant to, kad popiežius grasino jam ekskomunikaciją, jis ramiai grįžo namo į Vengriją ir nieko daugiau neveikė. Antroji dalis – Olandijos kryžiaus žygio. Vadovavimo popiežiaus pasiuntinio Pelagijaus Galvanio ir Vilhelmo I Olando buvo šiek tiek sėkmingesnė. Prisijungę prie Vengrijos kryžiaus žygio likučių, jie nusprendė pulti patį Egiptą ir po ilgos apgulties sugebėjo užimti Damietos uostamiestį.
Norėdamas išvengti galimos katastrofos, Ajubidų sultonas Al-Kamilas pradėjo siųsti pasiuntinius pas kryžiuočius, siūlydamas jiems Jeruzalę mainais už pasitraukimą. Tačiau kryžiuočiai buvo tvirtai apsisprendę. Jie norėjo užimti patį Kairą, o tai, žvelgiant iš laiko perspektyvos, buvo didžiulė klaida. 1221-aisiais, nuolat žygiavę sostinės link, kryžiuočiai pateko į spąstus netoli Mansūros, o kai suprato, kas įvyko, buvo jau per vėlu. Ir Pelagijo Galvani galiausiai pasidavė Al-Kamilui. Buvo pasirašytos 8 metų paliaubos su egiptiečiais ir kryžininkai atsisakė damietos mainais į leidimą išvykti. Galvanis gavo velnių nuo popiežiaus už tai, kad nepasinaudojo Al-Kamilo pasiūlymu. Visi pirštais rodė ir bandė įrodyti, ant kieno pečių gula 5-ojo kryžiaus žygio nesėkmė. Vienas iš jų buvo Šventosios Romos imperijos imperatorius Frydrichas II, dar žinomas kaip Stupor Mundi, pasaulio stebuklas. Jis davė priesaiką prisijungti prie praeito kryžiaus žygio, bet vis tiek jame nedalyvavo. Ši priesaika jam sugrįžo 1221-aisiais, kai popiežius Honorijus III atsiuntė pasiuntinį priminti jam apie jo pareigą. Ir po daugybės atidėliojimais galiausiai 1228-aisiais vadovavo 6-ajam kryžiaus žygiui. Tai vyko puikiu laiku, nes sultonas Al-Kamilas buvo įsivėlęs į pilietinį karą su maištaujančiu broliu Damaske ir nenorėdamas turėti reikalų su kryžiuočiais, nedelsdamas pradėjo derybą su Frydrichu II, kuris, nepaisant ekskomunikacijos, sugebėjo pasiekti taikos susitarimą su Al-Kamilu ir perėmė krikščioniškos Jeruzalės valdymą savo. Dalis karalystės, įskaitant Nazaretą ir Betliejų, taip pat krikščioniškąsias šventojo miesto dalis, Džefo sutartimi 10 metų buvo perduotos kryžiuočiams. Taigi, diplomatiškai sėkmingas žygis. Ir šis žygis turėjo vieną DLC – 1239 kryžiaus žygis, taip pat žinomas kaip Baronų kryžiaus žygis. Frydricho II sėkmė užimti Jeruzalę diplomatinėmis priemonėms nepatiko daugumai Europos valdovų, kurie norėjo kraujo, o noras pasinaudoti vis dar tebesitęsiančią Kairo ir Damasko schizmą paskatino popiežių Grigalijų IX tais pačiais metais, kai baigėsi Frydricho II paliaubų sutartis, sušaukti kitą kryžiaus žygį. Nepaisant kai kurių pradinių kliūčių ir karinės klaidos, dėl kurios trumpam Jeruzalė buvo musulmonų rankose, kryžiaus žygis iš tikrųjų buvo netgi labai sėkmingas ir bent keleriems metams atstatė kryžiuočių valdžią Levante iki tokio lygio, kokio nebuvo nuo pirmojo kryžiaus žygio laikų. Tiesa, 1244-aisiais musulmonai nepatenkinti savo valdovų sprendimu įsileisti kryžiuočius atgal į Jeruzalę, apgulė miestą ir išvijo likusias kryžiuočių pajėgas. Tai buvo paskutinis kartas, kai kryžiuočiai faktiškai kontroliavo pačią Jeruzalę. 7-asis žygis, trukęs nuo 1248 iki 1254, vadovaujant Liudvikui IX prancūzui, patyrė visišką katastrofą, kai Liudviką ir tūkstančius jo karių paėmė į nelaisvę Ajubidų sultonas Turanšas. Jis buvo išlaisvintas sumokėjus didelę išpirką. Teritorijos nepasikeitė, nors kryžių žygis turėjo dar vieną reikšmingą poveikį regionui. Iš pradžių Ajubidai nesugebėjo sulaikyti kryžiuočių, todėl jų karių pulkose kilo maištas. 1250-aisiais sultonas buvo nužudytas per karinį perversmą. Feilas. 1254-aisiais toliai rytus nuo Palestinos musulmoniškos Persijos žemės atiteko mongolų ordai, vadovaujamai Hulago chano, Čingis chano anūko. 1258-aisiais mongolai nusiaubė Bagdadą ir užbaigė islamo aukso amžių. Hulagui įkurtas ilhanatas kelerius metus mėtėsi aplink, bet 1260-aisiais Ain Džalot mūšyje Palestinoje jį nugalėjo Egipto sultono pajėgos. Svarbu žinoti tai, kad nuo 1254 kryžiuočių valstybės bandė gauti mongolų paramą prieš mamlukus, bet nieko konkretaus taip ir nesulaukė, nes mongolai turėjo judėti į Kiniją dėl sosto, kurį paėmė Kublai Khanas, Hulagų pusbrolis. 8-asis žygis buvo tiek feilas, kad jis sunkiai galima vadinti kryžiaus žygiu. Liudvikas IX, padedamas Jokūbo I Aragoniečio, bandė pulti Tunisą, bet netrukus po atvykimo mirė, o jo kariuomenė susirgo ir greitai išsiskirstė atgal į Europą. Jokūbas I taip pat nepasiekė Egipto, nes jo laivus pakeliui palaužė jūros audros. Su Tunisu buvo pasirašyta taikos sutartis ir prasidėjo prekybiniai santykiai. Paskutinis kryžiaus žygis nuo 1271 iki 1272, jo metu princas Edvardas Longshanksas, Anglijos karaliaus Henriko III sūnus ir įpėdinis, bandė atgauti Akrą. Nepaisant įspūdingų pergalių prieš Baibarą, Egipto mamlukų sultoną,
Edvardas pasitraukė atgal į Angliją dėl problemų namuose ir nesugebėjimo išspręsti vidinių konfliktų likusiuose krikščionių valdose. Kryžiaus žygio uolumas, Jeruzalės troškimas jau buvo visiškai išblėsęs, o Main Questui susigrąžinti šventąją žemę pasibaigus nesėkmę, paskutinės kryžiuočių valstybės atiteko musulmonams. Nuo 1272 iki 1302 Levante, Viduržemio jūros ir vakarų Europos regionuose vyko daugybė konfliktų. Buvo siūloma surengti daugybę kryžiaus žygių, kad išlaisvintų šventąją žemę iš mamlukų turkų kontrolės. Tarp jų Grigaliaus X, Karolio I Anžų ir Mikalojaus IV, tačiau nei vienas iš jų neįvyko. Pagrindiniai su musulmonais kovojo veikėjai buvo Anglijos ir Prancūzijos karaliai, Kipro ir Sicilijos karalystės, 3 kariniai ordinai ir Mongolų ilchanatas. Vakarų Europos įtaka šventoje žemėje pabaigą nulėmė Tripolio žlugimas ir nesėkminga 1291 Akros apgultis. Krikščionių pajėgoms pavyko išsilaikyti iki galutinės Ruadų salos apgulties 1302, po kurios jie visiems laikams buvo išvaryti iš šventosios žemės. Kryžiaus žygiai galiausiai nepasiekė ilgalaikio tikslo – išlaikyti nuolatinę krikščionių kontrolę šventoje žemėje. Kryžiaus žygiai palengvino kultūrinius mainus tarp rytų ir vakarų. Europiečiai susipažino su tuo laiku pažangiamis islamo civilizacijomis. Buvo perduodamos žinios tokiose srityse kaip biologija, medicina ir architektūra. Dėl arabų vertimų išliko tokių graikų filosofų kaip Aristotelis darbai ir jie pasiekė Europą. Kadangi buvo sunaikinta regioninė galia Rytų Romos imperija, pagerėjo europiečių prekyba su Egiptu ir bendrai Viduržemio jūros regione, nes konkurentų nebuvo. Venecija ir Genuja, turėjusios geras prekybos sąlygas, jas dar labiau pagerino. Musulmonams šie žygiai nebuvo kažkuo ypatingi ar kažkuo žalingi, nes didesnę žalą padarė mongolai. Tačiau žygiai paveikė islamo ir krikščionybės pasaulio požiūrius vienas į kitą. Iš vienos pusės jie sustiprino katalikų bažnyčios galią ir šventųjų karų idėją, iš kitos, musulmonams tai buvo priešiškų vakarų santykio su jais pradžia. Kalbant apie romėnus, pirmosiuose žygiuose pavyko stabilizuoti imperiją ir atstatyti ją nuo žlugimo taško. Tačiau ketvirtasis žygis praktiškai sunaikino visą regioninę galią. Ir valstybėlės, kurios bandė atkurti ją ir atkūrė ją 200 metų, nebebuvo tokios galingos kaip anksčiau. Kryžiuočiai ir jų darbų įtaka palengvino darbą musulmonams turkams, osmanams, kurie 1453 sunaikino Rytų Romos imperiją ir priartėjo prie Europos, kas sukėlė daugybę karų. Bet tai tema kitam video. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Šnelis. Ir čia buvo gan trumpas video apie kryžiaus karus. Nesigėdik savęs, niekur tai nenuves. Eik pas mamą, juoktis tave prives, tad viskas bus gerai, tik pirmyn varai. Dešinė